Simona. Labai malonu, kad Eglė sutiko ateiti pasikalbėti su manimi. Ir man labai džiugu pristatyti labai tokią įvairią pusę ir įspūdingą asmenybę. Ir vienu sakiniu tikrai sunku ją apibūdinti. Ir biologė, ir sveikuolė, ir neuroedukacijos atstovė. Ir gal truputį galėtum papasakoti apie biologiją tavo gyvenime. Žinau, esi buvus mokytoja. Gal gali truputį papasakoti apie šį gyvenimo tarpsnį mums. Tai sveiki dar kartą. Galiu, žinoma, papasakoti. Biologija mano gyvenime atsirado labai natūraliai, nes jau nuo pat vaikystės visada buvo potraukis gamtai, žmogui ir tikrai nebuvo kažkokių dvejonių, kur studijuoti, mokytis. Ir dėl to labai džiaugiuosi, nes studijos suteikia ne tik kad tų akademinių žinių labai daug, bet ir ten esantis dėstytojai pasitaikė tiesiog labai žmogiški. Ir tai davė man pačiai kaip asmenybei dar labai daug to tokio vidinio išprusimo apskritai apie gyvenimą ir apie visus gamtos dėsnius. Tai baigusi studijas, iš karto pradėjau dirbti mokytoja, gimnazijose, mokyklose. Bet šiuo metu esu kitoje kryptyje, savo veikloje. Ir dirbu daugiau su žmonių psichoemociniais aspektais, problemomis. Tai vat aš irgi labai įdomus tavo gyvenimo faktas, kad dabar, kiek žinau, tenka apsilankyti Telšių moterų krizių centre. Ten dirbti. Ten dirbti. Ir ką tu ten darai? Gal gali papasakoti? Šiame centre vedu neuroedukacinius užsiėmimus moterų grupėms. Pavasarį, dabar rudenį irgi tokiais 2 etapais dirbu. Ir ten padedu moteriams tiesiog pamatyti daugiau gyvenimo tokių kelių, požiūrio taškų. Padedu išeiti iš tam tikrų baimių, nes realiai nėra kaip ir neegzistuoja žmogus, kuris neturėtų baimių, kuris neturėtų kažkokių vidinių traumų iš vaikystės, iš paauglystės, iš labai ankstyvos kūdikystės, nes mes šitų dalykų negalim reguliuoti ir kontroliuoti, kol esame maži vaikai. Tai būtent man ši veikla padeda žmonės tiesiog vesti jų pasirinktų gyvenimo kelių, bet praplėsti tą požiūrio matymą. Tai ar gerai suprantu, kad neuroedukacija yra kaip priemonė, pagalbos priemonė žmogui, ar ne? Bet iki galo dar nesupratau. Gal gali truputį daugiau apie tą pačią neuroedukaciją papasakoti, kas tai yra? Taip, tai yra priemonė, tai yra realiai neuroedukacinių metodų yra virš 140 ir jų vis dar yra kuriama. Ir jie visi veikia taip kaip instrumentas, kurį žmogus gali pats išmokęs taikyti savo kasdienybėje, arba gali dirbti su neuroedukatoriumi, turėti tas terapijas. Ir neuroedukacija tai tokia yra, kaip aš sakau, tarsi multidimensinė disciplina žmogui, nes jinai padeda visais atžvilgiais, tiek emocinių, psichologinių, mentalinių ir dvasinių netgi lygių, žmogui padeda sveikatintis. Ir neuroedukacijos buvo atlikti ir tyrimai, kaip jos metodai padeda žmonėms ne tik tapti ramesniais, išeiti iš tų destruktyvių mąstymo mechanizmų, bet ir tyrimo metu, čia dar atliktų
metu 2017 metais moterų grupė pusmetį turėjo tuos neredukacinius užsiėmimus ir tyrimo rezultatai parodė, kad šie metodai netgi pristabdo senėjimo procesus 4,2 kartus, mažina kortizolio kiekį, tai yra streso hormonas, veikia net ląsteliniame lygmenyje. Wow. Tai neuroedukacija tai ir parodo, kad mūsų psichika yra paslanki ir labili ir kad mes esam įgalus save keisti neuronų lygmenyje. Oho, wow. Stebuklai. Tai aš norėjau dar paklausti tuo pačiu irgi darbas su moterimis ir mes kaip ir esame bendravę anksčiau su Egle. Tu vis minėjai bendrystę ir pagalbą moteriams. Aš noriu paklausti, kas tave veda, ar čia tavo vertybės, ar kaip iš vis priėjai prie to, kad su grupių moterim, su moterų grupe bendrauti ir joms padėti. Nebuvo kažkokio didelio tikslo, planavimo, strategijų kūrimo, kaip eiti į šitą veiklą. Tiesiog viskas labai natūraliai susidėliojo ir mano pačios praeitis buvo tokia aštroka visais tais klausimais, turėjus tokių stiprių išgyvenimų, kuriuos aš pačiupinėjusi pati ir juos susitvarkiusi. Tai šiuo atveju man yra lengva ir gan paprasta parodyti žmogui, kaip galima pasielgti kitaip, kaip paimti tuos įrankius ir juos panaudoti savo naudai ir kad nelėkti ten liežuvio išleidus pirmiausia vyrą apšokinėti ir vaikus, o pirmiausia pastebėti save pačią, savo visą esybę, kas manyje pačioje vyksta ir ko aš pati noriu, nes labai dažnas toks klausimas būna moterų, kad o tai ko tu pati nori ir labai sudėtinga būna joms įvardinti, nes būna tiek daug visokių pareigybių, bet ir tų tokių ir atidėliojimų ir tokių tarsi manipulacijų, kad pats žmogus savo meluoja. Jisai nori, vidinis poreikis yra kažkam labai svarbaus, o vis tiek jisai nuvilnyja visai kitą pusę ir tai yra tiesiog išdavystė savęs pačio. Kaip gilu. Privertė mane pačią susimastyti, tikrai. O dar norėjau Eglę paklausti, iš tikrųjų žinau, kad ir esu mačius ir tavo tą fizinio kūno sveikatingumo programą. Esi ir šiurpinus žmonės, esi per žiemos gūdumą kritus į sniegą Plungės mieste. Esi mačius. Papasakok apie tą fizinio kūno sveikatingumą. Kaip jis pas tave, kaip jis pas tave atėjo, kaip sugalvoji iš vis grūdintis ar lipti į ledinį vandenį, kaip tas? Na, čia vėlgi tai ėjo palaipsniui jau nuo pat senų laikų, nes tiesiog yra potraukis šitiems dalykams. Ir taip kažkada, kai buvau maža dar, matydavau, kaip tie ruoniai lenda į Baltijos jūrą žiemos metu ir atrodė. Bet kažkoks užkibo viduj, kad o kodėl nepabandyti. Taip ir prasidėjo, kad po truputėlį basomis kojomis į šalną, paskui į sniegą, paskui jau ir ant kelių krenti ir tas procesas jis toks tikrai buvo ilgas ėjimas. Tai panašiai prieš 4-5 metus pirmą kartą čia į tą eketę įnėriau. Bet įnėriau... Išnėriai. Jo, išnėriau. Išnėriai. Bet to tokio kažkokio pasiruošimo tiesiog,
Nu, toks vidinis buvo spyris, vad noriu dabar ir viskas. Mhm. Ir nebuvo visiškai jokių kliučių. Nors ir lyjo, ir ten buvo, nu, tokia, žinai, vadinama pliurza, žemaitiškai toks šlapias sniegas. Mhm. Ir kol nujau, jau buvau šlapia, nu ir gerai galvoju, iki vandens. Nu, tu tikra šaunuolė. Nežinau, kad vyksta ilgi pasiruošimai, kol gali nerti į eketę. Ir aš norėjau dar irgi truputį iš tavęs dėmesio ir vyrams. Žinau, kad mūsų žiūrovai yra ne tik moteris, o mes kažkaip labai akcentuojam moteris. Gal norėtum bendrai ir vyrams, ir moterims palinkėti kažko pozityvaus ar kažko iš širdies, nes tikrai turi daug ir išsilavinimo šioje srityje ir praktikuoji, gal kažką galėtum patarti. Patarimus stengiuosi žmonėms nedalinti. Tiesiog kaip jie elgiasi, taip jiems yra teisinga. Bet palinkėti tikrai labai noriu, kad kiekvienas iš jūsų dėtų pastangą stebėti save patį, ne taip, kaip aš ten elgiuosi. Tai ta išorė, jinai visiems kaip ir daugiau mažiau yra aiški, bet stebėti tiesiog savo, tą intuiciją, savo mintis, savo pojūtį. Ir kad tas savęs išjautimas, kad tai būtų jūsų tas kelrodis, ar ne, kad tai būtų tas jūsų švyturys, nes mes labai daug turime aplinkoje triukšmo. Bet kartais žmogus sako, tai aš atsipalaiduoju su knygos skaitimu. Taip, bet tai vis tiek, tai ramina tam tikrą prasme, bet tai vis tiek yra išorinis triukšmas, taip pačiai kaip ir visi socialiniai tinklai, kaip ir įjungtas radijas ar tiesiog televizorius einantis dėl fono namuose. Ir kartais žmonės tiesiog nemoka elementariai patylėti. Jiems reikia nuolatos šnekėti, tarškėti, tai tiesiog daugiau būti tyloje. Ir kai mes apčiapim savo tą vidinę tylą, tą ramybę, tai tada žmogui atsiveria visa gausa ir visos galimybės. Tai labai labai kiekvienam to ir linkiu. Tai ačiū tau labai.